Trečia dalis. 24 metų, kovo 18 diena, pirmadienis. Gyvenimo skoniai. Pirmadienis. Nauja ankstyvo pavasario savaitė prasidėjo Sicilijoje. Koks džiaugsmas man čia būti. Gerdama rytinę kavą savo apartamentuose, planavausi, ką šiandien veiksiu. Žiūrinėjau miesto žemėlapį, analizavau ir užsirašinėjau svarbiausius objektus. Pirmai dienos pusiai turėjau aišku tikslą aplankyti šventovę skirtą Šventai Liucijai, esančią žemyninėje miesto dalyje. Nusprendžiau eiti pėsčiomis ir tuo pačiu užsukti į Sirakūzų turgų, kad nusipirkčiau ką nors pusryčiams. 9:30 ryto mieste buvo ramu, net turguje nedaug žmonių. Grožėjausi ant prekystalių sukrautomis gėrybėmis. Įvairiausių spalvų daržovės ir vaisiai tiesiog viliojo. Sunku buvo išsirinkti iš tokio plataus pasirinkimo. Mano dėmesį patraukė didžiulės raudonos žemuogės. Dar nusipirkau sotų empanadas pyragėlį su baklažanais ir kelis mandarinus. Einant tiltu, mano žvilgsnį patraukė žmonės, plaukiojantis laiveliais po vandens kanalą. Pagalvojau, kad ir aš norėčiau šiandien pasiplaukioti. Priėjusi prie vieno laivelio kapitono, pasiteiravau, kuriomis valandomis vyksta plaukimai. Susitarėme, kad būsiu 2 valandą. Po valandos priėjau miestiečiams brangią vietą – monumentalų kompleksą Bazilika di Santa Lucia al Sepolcro, Šventos Liucijos bazilika prie kapavietės. Remiantis istoriniais šaltiniais, šventovė stovi toje vietoje, kur 304 metais Šventajai Liucijai buvo įvykdyta mirties bausmė. Kai ten lankiausi, kunigas italų kalba pasakojo apie stebuklingą Šventos Liucijos skulptūrą, iš kurios tekėjo ašaros. Apie 1700 metus žmonės meldėsi miesto globėjai ir tikėjo, kad jie apsaugo miestą nuo priešų puolimo. Iš statulos sklido šviesos spinduliai, ašaros ir net prakaitas. Laboratorijoje buvo nustatyta, kad jų sudėtis atitinka žmogaus ašaras. Dovanų gavau gražiai supakuotą vatos gabalėlį su jos ašaromis. Verta apsilankyti ir dėl žymaus italų dailininko Karavadžio paveikslo, kuriame pavaizduota šventosios palaidojimas. Jis pagabintas garbingiausioje šventovės vietoje virš altoriaus. Šiam kompleksui dar priklauso katakombos ir Šventos Liucijos kapo bažnytėlė. Šiuo metu šventosios palaikai saugomi Venecijoje. Apžiūrėjusi visą šį istorinį kompleksą, pasijutau kiek pavargusi ir išalkusi. Prisėdau ant suoliuko netoliese esančiame parkelyje. Pradėjusi valgyti, pastebėjau, kaip aplink mane pradėjo rinktis vietiniai balandžiai. Jie drąsiai artėjo, rinko trupinius. Su džiaugsmu pasidalinau pyragėlio likučiais. Man patiko, kad jie pripildė erdvę gyvybę, burkavo, plasnojo sparnais, vaikštinėjo aplink. Prisiminiau, kad ir Šventos Liucijos atributas yra taikos balandžiai. Grįždama atgal su navigacijos pagalba suradau vienintelę vietinę gėlių parduotuvėlę, kurią buvau nusižiūrėjusi dar vakar. Mano džiaugsmui ji dirbo. Vyresnio amžiaus pardavėjo kalbėjo tik itališkai. Keletą žodžių su vertėju telefone, šiek tiek gestų ir galiausiai išėjau su karališka puokšte rankose. Violetinės spalvos irisai, ryškus geltoni mimozos žiedeliai ir dideli žali lapai suvynioti į popierių. Supakavo kaip dovaną, netyčia to paprašiau. Toje pačioje gatvėje užsukau į mažą jaukią kavinukę, konditeriją. Labai norėjau puodelio kavos, o kai vitrinoje pamačiau jų keptą sūrio pyragą, neatsisakiau ir deserto. Buvo dieviškai skanu. Ėjau link namų, prisipildžiusi šventinės nuotaikos, kojos nejautė nueitų žingsnių. Turėjau pamerkti gėles prieš pasiplaukiojimą laiveliu. Manęs laukė mini kruizas aplink salą.
pramoga, iš kurios nesitikėjau gauti tiek daug įspūdžių, potyrių ir malonumo. Nuskubėjusi į sutartą vietą, supratau, kad laivu plauksime dviese. Kapitonas ir aš. Daugiau norinčių neatsirado. Apsidžiaugiau gavusi privačią valandos trukmės kelionę. Kapitonas Korado man patiko. Tėviška globojanti energija, malonaus balso, nuoširdžiai dėmesingas vyresnio amžiaus apkūnus italas. Pradėjus plaukti, jis greitakalbė su stipriu akcentu pradėjo pasakoti faktus apie Ortidžio salos istoriją. Gerai, kad buvau šiek tiek pasidomėjusi, buvo įdomu apžiūrinėti objektus, apie kuriuos jis kalbėjo, žvelgiant iš laivelio. Laimei buvau apsivilkusi striukę, pirmąją kelionės dalį buvo gana vėsu, saulė slėpėsi už debesų, pūtė stiprus vėjas. Grožėjausi egzotišką Punta de la Mola pakrantę, fotografavau ir filmavau, beveik nesustodama, labai norėjosi įamžinti šią ypatingą pramogą ir pojūčius. Kelis kartus įspūdingiausių vaizdų vietose ir pats kapitonas pasisiūlė mane nufotografuoti. Nuo kelionės vidurio įsišvietė saulė, jūros vanduo įgavo turkio atspalvį, iškart pasikeitė jausmas – vasara, atostogos. Plaukėme į kitą salos pusę link nuostabios pakrantės, nusėtos natūraliai susiformavusiais urvais, kuriuos galima pasiekti tik laiveliu. Įplaukėme tiesiai į urvus pilnus stalaktitų ir stalagmitų. Pasilenkusi per laivelio bortą ranka liečiau vandenį. Grožėjausi spalvomis, jaučiau kylančią džiaugsmo energiją per lašiukus ir purslus, kurie mane taškė. Grįžtant į vietą, iš kurios išplaukėme, mano asmeninis kapitonas Korado nebeturėjo ką pasakoti ir pasiūlė paragauti proseko. Neatsilaikiau, tik vėliau pastebėjau, kad jis atidarinėja naują butelį tam, kad mane pavaišintų. Grojo melodinga itališka daina, mane apėmė visiška bella vita. Itališkai gyvenimas gražus, palaima. Išlipdama iš laivo, už bilietą sumokėjau daugiau nei prašė. Manyje išsilaisvinusi deivė panoro pasidalinti gausa. Vakare manęs laukė suplanuotas Zoom susitikimas, pirmasis nuotolinis pokalbis su projekto Išsigrynink tiesą savyje vedle Evelina. Jos asmeninį vedimą turėjau jau 3 mėnesius. Susitikdavome kas 2 savaitės ir tie pokalbiai man tapo svarbia vidinės kelionės dalimi. Pasakojau Evelinai apie savo kelionės įspūdžius ir pajautimus, o ji netikėtai paklausė, ar norėčiau susipažinti su nauja projekto dalyve, jos mama Edita. Pasirodo, jos jau buvo pajautusios, kad mūsų su Edita sąmonės yra artimai susijusios. Aš sutikau ir Evelina iškart pakvietė ją prisijungti prie mūsų pokalbio. Man tai buvo maloni staigmena. Edita gyvai buvau mačiusi tik kartą prieš paskutinės kalėdas nedidelėme renginyje pas Eveliną. Tada net nusistebėjau, kokia jauna Evelinos mama. Buvo gera su ją kalbėtis, jautėsi šiluma, lengvumas ir kažkoks nepaaiškinamas artumas. Susitikti su ją iš naujo jau sąmoningai buvo be galo įdomu. Pajutau ją artimą kaip seserį, lyg mūsų sąmonės būtų susipynusią subtiliame kanalo audinyje. Po visko jaučiausi gerokai šalkus. Viduje tvyrojo džiugus šventės jausmas. Nusprendžiau pavakarieniauti dar neišbandytame siciliečių restorane Davė. Jau iš lauko restoranas mane tiesiog kvietė užeiti. Man čia labai patiko, buvo dar palyginti nedaug žmonių. Buvau palydėta prie dailiai padengto staliuko. Tradicinis maistas pateiktas netradiciškai. Pradžioje ragavau rikotos kremą su pistacijomis ir duonytę. Pagrindiniam patiekalui žuvis su špinatais. Buvo labai skanu, taurė balto vyno. Prie staliuko sėdėjau viena, bet savo vidinėje erdvėje buvau kartu su Edita, kuri jau turėjo ypatingą vietą mano širdyje. O kad ji galėtų teleportuotis pas mane,
Gerai, kad kavinėje išdrįsau pakalbinti mane aptarnavusi padavėją, net sužinojau jo vardą – Salvadorė. Pasidalino Wi-Fi slaptažodžiu ir aš galėjau susirašyti su Edita. Nusiunčiau jai kelias nuotraukas, sodamasi lėtai mėgavausi maistu. Mano mintise jau dėliojosi planai rytojui. Nusprendžiau pasinaudoti sesers Linos rekomendaciją ir nuvykti į netoliese esantį Noto miestą. Po sočios vakarienės dar šiek tiek pasivaikščiojau po tuščią salą. Vakaras buvo tylus, oras šiltas, o gatvės alsavo ramybė. Prie katedros grojo gitara ir dainavo gatvės muzikantas. Jo balsas sklido švelniai, tarsi kvietė sustoti ir įsiklausyti. Sustojau. Baigęs dainą jis užkalbino mane, pasakojo, kad yra iš Brazilijos, dabar keliauja ir planuoja likti Sirakūzuose iki vasaros pabaigos. Kai paklausė mano vardą, pasakiau Liučija. Tariamas itališkai Liučija, nors rašomas Liucija. Man pačiai buvo įdomu prisistatyti šiuo vardu, stebėti, kaip žmonės reaguoja, kaip keičiasi jų žvilgsnis. Liucija tai vardas, kurį nešioju kaip šviesos kodą, kaip sąmonės aspektą, kuris atsiskleidžia būtent čia, Sicilijoje, tarsi dalis manęs, kuri šiuose kraštuose tampa matoma. Prieš miegą surašiau savo dienos patyrimus į naują dienoraštį. Rašydama jaučiau, kaip žodžiai tarsi nuramina, sustato mintis į vietas. Ačiū, kad klausėtės šios dalies. Jei ji palietė jūsų širdį, pasidalinkite su artimaisiais, o jei norite, galite atsisiųsti mano elektroninę knygą ir perskaityti ją patys, tegul žodžiai keliauja toliau.